Nepravažiuokite po gražiausią Molėtų rajone Alantos dvarą. Būtinai jį užsukite. Ponų laikus menantis pastatas puikus pavyzdys, kaip galima suderinti istorinės vertybės, kultūros paveldą, mokslą ir verslą. Lankytojų kiekvieną dieną nestokoja, ypatingai dabar, bet ir šiandien buvo iš Skuodo rajono mokyklos mokytojai ir pilnas autobusas moksleivių. Jie domėjosi ir dvaro praeitim, ir dvaro aplinka. Galbūt šiandien dvaras stovėtų apgriuvęs, jei nebūtų sugalvota, kaip iš jo gauti ne tik dvasinės, bet ir materialinės naudos. Dvare įsikūrusi Alantos technologijos ir verslo mokykla. Šiandien dvaras yra kaip mūsų mokyklos praktinio mokymo bazė. Šalia to, kad biblioteka, skaitykla su visomis kitomis svetainėmis, yra ir patalpos, kur mokomas ir serviruoti, ir ruošti maistą, patiekti jį. Na ir žinoma, įvairūs renginiai leidžia dvarui pačiam išsilaikyti iš to ir išlaikyti jo tokią būklę, kokia jis šiandien yra. Alantos dvaras kadaise garsėjo savo turtingu interjeru, dėja šiandien iš buvusios prabangos mažai kas likę. Vis dėlto, buvusiose rūmų menėse rengiami pobūviai, o mokyklos studentai, būsimieji padavėjai, turi puikią galimybę įtvirtinti savo žinias praktiškai. Matydami Austrijos patirtį, analogišką mokyklą, turėdama analogišką dvarą, tą puikiai daro, todėl mes pasinaudojame tą patirtim ir jau keletas metų plečiam savo veiklą. O dabar šiek tiek istorijos. Dvaro sodyba valstybės saugoma paveldo vertybė. Iki mūsų dienų išliko pasakojimai, kad rūmų statybai buvo privežta labai daug akmenų. Granito kolonos laivais iš Suomijos buvo atgabentos į Klaipėdą, o iš ten jaučiais į Alantą. Štai didžioji rūmų menė, kuri atrodė taip pono laikais iki 1908 metų, iki kada jie čia šeimininkavo. Na, o štai matom, kaip jinai atrodo šiandien. Naudojama mokyklos reikmėms, vyksta įvairūs renginiai, tame tarpe ir įvairūs pokyliai, kur mokosi moksleiviai aptarnauti svečius. Paskutinis dvaro savininkas prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo Tadeušas pats Pomarnackis. Vėliau Smetonos laikais dvaras priklausė tuometiniam ūkio ministrui. 40-aisiais Alantos dvaro paskirtis tapo visuomeninė. Rūmuose įkurta žemės ūkio mokykla, biblioteka, gyveno žmonės. Jeigu pasižiūrėti į dvaro praeitį, tai XIX amžiaus viduryje dvaras pastatytas pono Pomarneckų, tai lenkų kilmės pats Pomarneckai. Jie dvarą pasistatė kaip po vilos tipo, nes dvare leisdavo laiką tik tai vasaros metu. Birželis, Liepa būdavo jų buvimo dvare mėnesiai. Pomarneckai turėjo keletą dvarų ir dalį turėjo Austrijoje, dalį turėjo Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje. Šiandien Alantos dvare nuolat keičiamos paveikslų fotografijų ekspozicijos. Vienoje dvaro pusėje įsikūręs technologijų muziejus. Nagingas meistras, buvęs mokyklos darbuotojas, sukonstravo keletą senovinių prietaisų maketų, kurie puikiai veikia iki šiol. Na štai, reiškia, arkliukas traukia įkinkytas ir suka darbinę pavarą. Darbinė pavara perduoda judesį, reiškia, į reduktorių, o reduktorius pagreitinės perduoda judesį diskiniam pjūklui, kuris galėtų pjauti medieną. Tai va štai ir pademonstruota. Galiausiai Alantos dvaro svečiai kviečiami paragauti pagal senovinius receptus paruoštų rūkytos mėsos gaminių. Gaila, kad filmavimo kamera negali perduoti nosį kutenančių kvapų. Mokyklos auklėtinių ruošiami gaminiai turi tautinio kulinarinio paveldo sertifikatus. Kulinarinis paveldas tai yra pagal senasias tradicijas pagaminti gaminiai. Kadangi įmonė turi kulinarinio paveldo ženklą, ir stengiasi išlaikyti tas tradicijas, pagal kurias buvo gaminami anksčiau. Paragavę kulinarinio paveldo gaminių iš Alantos dvaro išvykti neskubėkite. Aplink dvarą plyti didžiulis ūksmingas parkas, kuriame net karštą vasaros dieną maloniai vėsu.